Gamtoje vėžliukų ritimasis kur kas pavojingesnis. Šiltame dirvožemyje iš kiaušinių vėžliukai išsivysto per 2-3 mėnesius, tačiau dažniausiai rugsėjį išsiritę vėžliukai žiemoti lieka žemėje, o į paviršių išlenda tik kitų metų pavasarį. Iš kiaušinio išsiritę vėžliukai pirmąją žiemą lieka žiemoti po žeme. Taip jie yra prisitaikę prie jiems atšiaurių mūsų klimato sąlygų. Tačiau keičiantis klimatui, sniego danga neišsilaiko per visą žiemą. O sniegui ištirpus ir esant dideliai drėgmei, staiga vėl atšąla, vėžliukai žūsta. Išsirita apie rugsėjo mėnesį, tačiau Lietuvoje, kadangi žiemos yra gana šaltos, tai vėžliukai peržiemoja žemėje per visą žiemą ir tik taip atšilus orams pavasarį, dažniausiai tai būna apie balandžio vidurį, tie vėžliukai ritasi iš žemės į paviršių. Vėžliukai labai įdomu, kai jie išlenda iš dėties, iš duobutės. Kaip tu jį besuktum, į kurią pusę, jis vis tiek atsisuka į vandens telkinį ir žygiuoja drąsiai, kaip žinodamas, kur tas vandens telkinys. Jis į mišką tikrai neis ar kažkur į kitą pusę. Visada bandėm apsukti, taip įdomiai, vikriai apsisuka ir grįžta, vis tiek stengiasi pasiekti tą vandens telkinį, nori vėžliukai gyventi vandenyje. Būna iš karto vikrus, bet kadangi yra labai mažiukai, jiem kiekviena duobutė, kankorėžis, spyglys yra didelė kliūtis. Jeigu jie kris į duobutę, apsivers, tai jiem tikrai tas atstumas 20 metrų yra gan sunkus ir pavojingas. Laiko atžvilgiu 20 metrų, bijau taip tiksliai pasakyti, bet jiem apie dieną gali ir užtrukti. Tai per tą laiką tikrai gali daug kas juos pastebėti ir sunaikinti. Ypač skruzdės jos labai greitai miške, kadangi miškingos vietovės, skruzdžių daug, jos iš karto labai greitai ateini, randyti visas kamuoliukas skruzdėlių, tai vidury būna jau vėžliukas. Klaidi ir pavojinga pirmoji vėžliukų kelionė. Neretai net jau pasiekusius vandens telkinius vėžliukus sumedžioja pilkieji garniai ar baltieji gandrai. Praeis dar keletas metų, kol šie mažyliai ūgtels ir sutvirtės, iškovodami savo pozicijas kūdroje. Ar baliniai vėžliai išliks, labai priklauso nuo to, kiek jauniklių išgyvens. Tik išgyvenę apie 7 metus vėžliukai subręsta ir gali sėkmingai pratęsti savo vėžlių giminę.